Šiame video parodysiu ne tik visą aukštadvario kartodromo trasą, bet ir išbandysiu savo FPV drono įgūdžius ekstremaliu režimu. Jei patinka mocai, tai puikiai proga tau pamatyti, kur gali ir tu treniruotis. Kad būtų šiek tiek įdomiau, taip keletą užduočių. Trasos vieno rato sekimas, skridimas kuo arčiau žemės, užfiksuoti startą ir finišą. Ar mano dronas išgyveno paskutinį Lietuvos supermoto etapą? Varom skristi. Supermoto yra krosiniai motociklai su plentiniam padangom. Susiradau tokį spotuką. Skraidimo spotas. Šiek tiek pavėsio, nes skaitina baisiai. To labai seniai skridau su FPV, tai bus tikrai iššūkis. Tikiuosi nesudaužysiu galutinai savo GoPro. Oi, bandau greitai suktis. Čempionato ir taurė, 5 sezono Noelis Rajackas, kad dėliojasi lyderių top 3-tuką. O jėga, jūs pasižiūrėkite petys. Žinau, nei kampo kameros, gal bus gerai. O, varom. Startą. Oi, čiut nefeilinau. Kiek raiderių, oho. Jo. Nu, pasiekim pirmą. Na, o jeigu žiūrėtume atskiromis klasėmis, tai Gytis Sabaliauskas pirmauja. Baterijos out, bet jau geriau. Šiaip fun fact, esu nebereikalo čia, nes ir pats važiavau 2 sezonus supermoto, tai prieš kokius 5 metus. Įdomu buvo, bet dėje iškyčiau į dviračius. Nors ne dėje, visai džiaugiuosi. Darom biškį pafilmuoti trasoj. Pasipuošę viską. Jau eina į pabaigą. Dabar važiuos S4 strytas, klasė be bekelės, tik asfaltas. Ok, tai tuoj pat startuos. Reikia startą bent užfiksuoti. Dabar bandysiu pirmą raiderį, kuris išvažiuos, tai tą pasieksiu visą ratą. Tai tokį challenge reikia įveikti būtinai. O reik vytis. Pirmąją reik pasiekti visą laiką. Labai toli. Okej. Visai fainiai.
Dviese važiuoja. Opa. Husqvarna. Keičiam bateriją, skrisim dar. Noriu finišą kažkaip užfiksuoti. Startas buvo užfiksuotas ne kaip, bet apsukau visą ratą kartu, tai tikrai. Gerai, reikia skristi iš tikrųjų, ką čia. Oi, pareina. Du favoritai. Čia biškė sunku pagauti. Tikrai greit gazuoja. Šiai važiuoja. Treniruokim bent paskrist arti. Stempęs visai skrendu. Nepraleidžia. Finišas. O tai kanda. Ui. Tai meluosiu smagu. Na kągi. Užlipau ant drono. Prie linijos stovi S1. Bandom užfiksuoti startą, kuo artesnį skridimą ir kuo labiau prie asfalto prilipus. Nu gerai. 3 baterijos, vienas važiavimas. Skėčiai skridimas mano. Didelė masė. Gal pasilaiko masė biškį. 13 minučių. Bekelė. Griuvimas. Su koja atrodo nuspyrė. Žempas. Va.
Pirmasis raideris. Pirmauja gerokai. Oi, Bekelė. Opa. Posūkis. Opa. Opa. Padangos yra slikai, tai sunku tikrai Bekelėje važiuoti. Kažkoks veiksmas vyksta, žiūriu. Mažas džempukas. Op. Loko. Op. Baisiai susikaupęs. Gražiai, opa. Opa. Nu, buvo tikrai priskirsta arti. Atsilikė per pusę trasos. Tai va, chebrytė, taip atrodo supermoto varžybos, tokia trasa, visai cool, man patiko. Kepina gerai. Būsiu kaklą įdegęs, bet štai smagiai paskraidęs. Ar sunku sekti? Jo, nėra lengva. Tikrai nėra lengva. Bum. It's a wrap. Va. Oi, kaip prikaitė, kaip prišutė. Gerai, chebrytė, ačiū, kad buvai kartu šitame keistame videke. Gal labai žemai nepasisekė paskristi, bet gan arti gavos, ratą apsukau. Visai atšipė nėra mano įgūdžiai. Gera vieta tikrai treniruotis, kas su mocais važinėja, tai Aukštadvaris. Ačiū, kad buvai kartu ir iki kitų kartų. Davai.